Ar kada nors atidavėte visą širdį svajoniai, tik tam, kad ji paslaptingai įsisklaidytų? Atrodo, kad nematoma jėga dirba prieš jūsų sėkmę. Susipažinkite su Liamu, puikiu menininku, turinčiu didelių vizijų. Kiekvieną kartą, kai jis entuziastingai dalindavosi savo kito šedevro koncepciją, atsirasdavo kliūčių. Veikmenys dingdavo, įkvėpimas mažėdavo, arba smulkus kritika nukreipdavo jo dėmesį. Jis pasitikėjo draugais, ieškodamas paskatinimo, bet rezultatai visada buvo tie patys – nusivylimas. Vieną dieną, ruošdamasi savo ambicingiausiai parodai iki šiol, Liamas nusprendė radikaliai pasikeisti. Jis savo planus laikys visiškai paslaptį, šnabždama tik jo drobiai. Jokių entuziastinių pranešimų, jokių detalių paaiškinimų gerai nusiteikusiems draugams. Jis tiesiog dirbo, saugomas paslapties auros. Pirmą kartą jo projektas tekėjo be kliūčių, iškildamas į pasaulį pilnas ir kvapą gniaužiančiai sėkmingas, be jokio trukdymo. Posūkis. Tai nebuvo pikti ketinimai, o subtili nepasakytos pavydo, nepageidaujamų patarimų ar netgi tiesiog skirtingų nuomonių energija, kuri nesąmoningai nukreipė jo ankstesnės pastangas nuo kelio. Išlaikydamas savo kelionę privačią, Liamas apsaugojo savo kūrybinę energiją ir savo kelią. Jis suprato, kad kai kurias svajones geriausia puoselėti tyloje, atokiau nuo išorinių žvilgsnių, kol jos nebus pakankamai tvirtos, kad spindėtų. Jūsų tylus atsidavimas yra jūsų didžiausias skydas. Priimkite savo paslaptingos kelionės galią. Prenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie tikslingą gyvenimą.